Tai ačiū visiems nepagilėjusiems laiko, tokiu įtemptu laikotarpiu ir susirinkusiam prieš pat Kalėdas, man atrodo, labai skaniai šventiškai temai. Tai taip ir stengiausi parengti tą paskaitą, kad būtų pernelyg neįpareigojanti, šiek tiek padedant pailsėti, nes visi skubam pirkti dovanų. Tai man atrodo, kad kalbėti apie tai, kaip žmonės linksmindavosi, dabar yra pats tinkamiausias metas. Tai neprisistačiau, esu Aistė Bembrytė, šitos galerijos vadovė. Taip, trumpai. Ir kalbu apie šitą temą todėl, kad prieš tapdama galerijos vadovė tyrinėjau dvarų kultūrą. Ir tebetyrinėju, ir daugiau, aišku, skiriu dėmesį meno kūriniams, jų kelionėms, bet neapleidžiu ir to socialinio metmens, nes man atrodo, kad yra labai svarbu suprasti, kaip rūmai ir palocijai veikia, kaip jie funkcionavo, ir šiek tiek paliesim ir šitų rūmų erdves, nes pastatai ar meno kūriniai jie nėra patys savo pakankami. Reikia žiūrovo, reikia dalyvio, reikia žmogaus, kuris naudotųsi tomis patalpomis, tai man atrodo, kad šita paskaita šiek tiek užpildys galbūt tas erdves tuo, kas ten vykdavo. Tai pavadinimą parinkau tokį atliepiantį šiek tiek nuorodas, kurios dažnai labai pasirodo XIX amžiaus etiketo vadovėliuose, apie kuriuos šiandien labai daug ir kalbėsime. Vienam kavalieriui nedaugiau kaip 2 šokiai, arba XIX amžiaus pokelių etiketo gairės. Ir paskaita susideda iš tokių kelių dalių. Pirmoji trumpa dalis tai bus šiek tiek apie pačius etiketo vadovėlius, kas tai per daiktas, nes iš tiesų be jo XIX amžiaus kilmingoji visuomenė nelabai ir galėjo funkcionuoti. Nes XIX amžiui tiesiog užplūsta knygynus panašaus pobūdžio leidiniai. Tai irgi šiek tiek jų prieš istorijas išgirsime. Na ir tada kita ta didžioji dalis, tai bus apie tai, kaip tuose pokyliuose buvo derama arba nederama elgtis. Ir ta didžioji dalis dar bus į smulkesnes dvi suskirstyta, tai yra kaip dera elgtis paneliai arba poniai ir vyriškiui. Tai apie tai ir paskaita. Taip, tai dabar pokyliai. Pokyliai yra labai svarbi visuomenės veikla nuo pat seniausių laikų ir XIX amžiui tampa dar svarbesnė ir dabar svarbi. Tiesą sakant, žinot, kad tebevyksta ir vienos pokyliai, ar ne, tai yra tradicija, kuri skaičiuoja tikrai šimtmečius, jeigu nedaugiau. Dabar, kodėl jie yra tokie svarbus? Šiandien mes turime telefonus, kompiuterius ir panašiai, ar ne, o anksčiau viso to nebuvo, o bendrauti žmonėms reikėjo ir norėjosi. Tai įvairiausi susibūrimai ir ypatingai pokyliai, kuriuose būdavo ne tik keliasdešimt, bet ir keli šimtai žmonių, atlikdavo labai svarbią socialinę funkciją. Dabar, kokius reikalus būdavo galima tuose pokyliuose išspręsti? Kokie pačius įvairiausius. Visų pirma, tai tokie grinai asmeniniai reikalai kaip tinkamo partnerio paieška. Ir dažnai jau jaunos augančios merginos tėvai pradėdavo dairytis, kas čia tokie dalyvauja pokyliuose, ir tada jau vykdavo tas debiutantės įvesdinimas. Vieną paveikslėlį ir parodysiu tą temą. Ir tiesiog tai buvo būdas labai aiškiai pamatyti, kaip potencialus jaunikis ar jaunoji elgėsi aplinkoje, ar jos geros manieros, kas yra jos šeima, nes aišku, po vieną jauni žmonės tikrai nesilankydavo pokyliuose, ar neteidavo su palyda. Buvo galima pabendrauti ir su vienu, ir su kitu. Ir taip rasti tikrai tinkamą partnerį ar partnerę, kas buvo labai svarbu kilmingojų gyvenime, nes vis tik santuokų sudarimas tai buvo tikrai ne jausmai, visi tą žinom, o buvo toksai turtinis sandėris. Ir tą irgi buvo galima labai gerai nužiūrėti, išsiaiškinti ir tada planuoti veiksmus tolyn. Ir apskritai politinių ir šeimininių ryšių stiprinimas. Ir čia jeigu šiandien beje nekartą cituosiu ir Giunterytės Puzinienės Gabrielės prisiminimus, kurie labai daug pasakoja apie XIX amžiaus situaciją Vilniuje, pokylius, tai juose irgi nekartą rasime tokių užuominų, kaip kartais net sudėtingomis aplinkybėmis damos mūsų pasinaudodavo pokyliais tam, kad pasiektų kažkokių tai norimų rezultatų. Pavyzdžiui, kai Lietuva pateko į carinės Rusijos sudėtį, tai ypatingai 3-4 dešimtmetis toks sudėtingas laikas, ar ne, sukilimo laikas, ir carinė valdžia vis tiek organizuodavo pokylius, ir nors pati Giunterytė aiškina, kad, sako, atrodė kaip kvietimas šokti ant kapo tam tikrą prasme, bet kai kurios moteris tuo naudojosi ir dėka šokių su aukštais
karininkais sugebėdavo gauti tam tikrų nuolaidų, kurie padėdavo išlaisvinti ir įkalintus jų artimuosius ir panašiai. Taip kad tai buvo tokio, labai svarbaus socialinio žaidimo scena, pavadinčiau taip. Na ir aišku, šeimininko statuso ir turto demonstravimo priemonė, be jokios abejonės, ar ne? Ir šiandien kalbėsime apie tai, ką ragino daryti etiketo vadovėliai ir matysim, kad vienas iš pagrindinių principų yra, kad jeigu matai, kad tavo namai yra per maži ar per skurdus, tai per daug svečių ir neprisikviesk. Žodžiu, reikia galvoti, kaip tu atrodysi, kaip atrodys tavo namai, nes, jeigu kasdien jie gali atrodyti taip, tai jau pokyliui reikėtų kažkuo tai juos padabinti. Ir padabinimas tikrai turėtų būti neprastas. Tai visą tą reikėjo labai apgalvoti, nes, kur tu geriau parodysi, kas tu esi, jeigu ne pokyliai, kurį susirenka, pavyzdžiui, 200 žmonių. Ne? Per tai mezgami yra ryšiai. Ir tiek pokylių etiketas, tiek ir kitose gyvenimo srityse egzistuojantis įvairiausi nurodymai, kaip elgtis ir kaip nesielgti, gali būti apibrėžiami tokiu prancūzišku trumpu terminu savoir vivre. Tai yra toksai mokėjimas bendrauti, jeigu taip labai jau pažodžiui, ar ne, mokėti gyventi. Ne, tai tas terminas taip ir yra apibrėžiamas, mokėjimas bendrauti, gražus elgesys, pagrįstas papročių ir mandagumo formų mokėjimu. Nes aukštesniam visuomenės sluoksniui tai buvo viso ko pagrindas - išmanyti etiketą. Ir dažniausiai būtent tų taisyklių žinojimas ir skiria tas sluoksnį nuo kitų sluoksnių visuomenės, ar ne? Dabar klausimas, kada atsirado pirmieji etiketo vadovėliai? Gal yra žinančių? O spėkit. Kada toksai, pirmasis šito žanro bestselleris fiksuojamas? Kaip? Ne, ir ne Prancūzija. Mes pripratę galvoti apie Prancūziją, todėl kad Prancūzija mus privertė galvoti apie ją 17 amžiuje ir mes 200 metų apie ją galvojom. Iki Prancūzijos Europoje buvo kita dominuojanti jėga? Ne, Anglijai dar irgi teks palaukti. Italija, visiškai teisingai. Taip, Italija. Ir mes čia turim tokį fantastišką autorių, Baltazarę Castiglione, diplomatas, menininkas, rašytojas ir tiesiog neprilygstamas etiketo žinovas ir jo garsusis veikalas Il Cortegiano arba dvariškis, arba rūmų dvariškis. Tai išleistas pirmą kartą dar 1528 metais, jis tikrai teisėtai gali būti vadinamas vienu svarbiausių to meto veikalų ir tikrų bestsellerių. Nes vos kelių metų eigoje po savo pasirodymo italų kalba jis buvo pradėtas tiesiog masiškai versti į visas kitas kalbas. Prancūzų, anglų ir taip toliau. Ir aišku, mes nesame išimtis. Ir dabar kaip tie vertimai atrodydavo? Dažnai tai nebuvo labai akli vertimai, tai būdavo tam tikros interpretacijos pritaikant prie konkretaus konteksto. Pavyzdžiui, Lukas Gurnicki išvertė šitą veikalą, papildydamas savo komentarais, savo pastabom, vadinasi, Dvožanin Polski arba Lenkų dvariškis. Ir šitą veikalą paskyrė kam? Karaliui. Taip, Žygimantui Augustui. Taip, tai yra adaptuota specialiai būtent mūsų abiejų valstybės, abiejų tautų respublikos valdovui. Ir toks, sakau, pati aišku asmenybė labai yra įdomi ir ten galima rasti visko. Labai įdomus yra pats tekstas, jis yra beje išverstas į lietuvių kalbą ir išleistas, tai jį galima tikrai vos už kelis eurus įsigyti. Tai nėra pas mus šį kartą bestselleris, apmaudu, nes tikrai nepaprastai įdomi knyga. Ir visas tekstas yra surašytas dialogo forma. Tai vyksta tokie pokalbiai ir per tos pokalbius atsiskleidžia, visa tai, ko reikalaujama iš to meto aukštą statusą užimančio žmogaus, tiek moters, tiek vyro. Ir pavyzdžiui, trumputėlė ištraukų beje ir citatų šiandien girdėsite tikrai daug, nes man atrodo, kad jos labai papildo šitą temą. Tai ir pirmoji citata. Šokis yra vienintelė derama mankšta moteriai. Ji neturėtų rodyti pernelyg didelio entuziazmo veržliais šuoliais ir audringais mostais. Be viso to, tegul jos apdarai būna padorūs, be jokių tuštybės ženklų. Kadangi moterims galima puoštis, stengtis gražiai atrodyti ir savo grožį deramai paryškinti, dvaro dama turi gerai pažinoti pati save. Kas ją gali pagražinti, o kas subjaurinti. Mat, jeigu ji bus linksmo veido, gyvo grožio, tai turi tai atsižvelgti ir rinktis linksmas ryškias spalvas. O kita, kuri iš prigimties yra rimta, tą savo rimtumą gali dar labiau pabrėžti tinkamais drabužiais ir elgsena. Taip pat jeigu bus ir kiek apkūnoka ar liesoka, per šviesi išblyškusi ar tamsaus gymio, turi tai paslėpti ne dažais, ne vandenėliais, o savo tinkamai parinktais apdarais.
Tačiau taip slapta, taip nežymiai, kad atrodytų, jog puoštis jai niekiek nerūpi. Ir nežinau kaip jums, bet man šita citata atrodo, kad puikiai tiktų ir šiom dienom, kur yra tas, turim tokį ir natūralumo kultą, ir tą tokį individualizmą, tai ryškiai tas pats yra ir 16 amžiuje. Apskritai, humanizmo epocha tokia yra, jie atsigręžia į žmogų. Ar ne? Tai tas net matosi iš vienos vienintelės citatos. Taip, ir tų veikalų tikrai, pradedant 16 amžiaus pradžia, jų vis daugėjo, tikrai įvairiuose kraštuose, ir pavyzdžiui, Richardo Brathwaito The English Gentlewoman. Ir čia mes turime titulinį lambą, labai gražų, ir kiekviename iš tų pavaizduotų segmentų yra tos didžiosios tikros damos dorybės pavaizduotos. Ne? Tai būdavo, ir yra tai knygai pora The English Gentleman. Žodžiu, sugalvota, kad abiem lyptim tas etiketo vadovėlis turi būti prieinamas. Arba, pavyzdžiui, George Saville, The Lady's New Year's Gift or Advice to a Daughter. Ir 17 amžiuje, ir ypatingai 18 amžiuje tokie patarimai dukroms, sūnums labai išpopuliarėjo, tokių mes turim ir Lietuvos kontekste. Ir, pavyzdžiui, čia tik tai vienas iš kelių pavyzdžių, kas kalbama 17 amžiaus nurodymuose merginai. Renkis kukliai, būk matoma, bet negirdima. Neįsilinksmink, paklusk savo vyrui, naudokis gero elgesio vadovėliais ir taip toliau ir panašiai. Tai tų patarimų ten tikrai yra daug, šiandien kelia mums, aišku, jie kartais ir juoką ir pasipiktinimą, bet tiesiog, taip veikia visuomenė tuo metu, ypatingai Anglijoje, kur dar yra savi niuansai. Dabar kalbant apie vyriškus pamokymus sūnums, ar ne, Lordas Chesterfieldas, Letters to his son on the art of becoming a man, of the world and the gentleman. Tai žodžiu, kaip tapti tikrų vyrų. Irgi, ar ne, tai tokių patarimų tikrai yra labai daug. Ir jūs paminėjote Prancūziją, tai iš tiesų nuo 17 amžiaus vidurio, sakyčiau, sulig Liudviko XIV atėjimu į valdžią, visa Europa masiškai susirga frankofilija. Taip jau yra, kad mes pradedame ir mes, ir kiti skaityti prancūziškai, kalbėti prancūziškai, o svarbiausia elgtis pagal prancūzišką matą. Jau vėliau, 18 amžiuje, į šitas gero tono lenktynės įsijungia ir Anglija. Bet tik 18 amžiaus antrą pusę, kada pradeda po trupučiuką stelbti Prancūzijos įtaką. Ir būtent prancūziška ir angliška literatūra tais klausimais tampa lyderiaujanti. Mūsų kraštuose Anglija vaidino nepalyginamai mažesnį vaidmenį, tikrai tokios įtakos nebuvo. Ir netgi mūsų keliautojai 18 amžiuje jie važiavo tiek į Prancūziją, tiek Italiją, tiek į Angliją, bet į Angliją dažnai būdavo vykstama vienu ir pagrindiniu tikslu, tai yra ne tiek mokytis gerų manierų ar pažinti jų dailę architektūrą, kiek pažinti ūkio reformas, kurių tuo metu ten buvo tikrai labai gausu. O visa kita jau keliaujama į pietus arba Prancūziją ir ten jau mokomasi yra. Ir labai dažnai taip ir būdavo, pavyzdžiui, kad ir mūsų paskutinysis abiejų tautų respublikos valdovas Stanislavas Poniatovskis, jisai pusę metų gyveno Prancūzijoje, Paryžiuje ir buvo ugdomas tokios labai garsios salonierės, salono šeimininkės ponios Žofren, man atrodo, taip jos pavardė yra. Tai tie prancūzų salonai, jie būdavo tokia erdvė, kurioje renkasi kuriantys žmonės, tai ir filosofai, literatai, dailininkai, dažniausiai tos salonus vesdavo pasiturinčios moteris, kurios turėdavo ryšių. Ir tokie jauni aristokratai ten įgaudavo pagrindinių gyvenimo žinių. Susirinkdavo labai gerus kontaktus, išmokdavo manierų, kalbą lavindavo, įgydavo žinių. Tai mūsų valdovas, jis tikrai buvo frankofilas, paskui tapo ir anglofilu. Visą tą tradicinę auklėjimo mokyklą tinkamą valdovui tikrai jisai perėjo ir ne jis vienintelis. Bet Prancūzija mums visada buvo numeris vienas, kas liečia kultūrą. Beje, dar vienas įdomus momentas, šiek tiek nukrypsiu, kalbant apie spintos turinį. 18 amžiuje, kai ateina Anglijos eilė atsistoti į pirmasias gretas, tai anglai iš pradžių įsiveršia į vyrišką spintą ir ten pasilieka praktiškai iki šių dienų. Angliškas tvidas. Dalykas, ar iš karto vyriška apranga Vilna, ar ne? O moteris ne. Trumpą laiką Anglija turėjo įtakos, koks ten 20-30 metų ir vėl grįžta Prancūzija. Ir irgi taip yra iki šių dienų. Tai toks labai įdomus dalykas. Aš taip jaukiuosi, kad 19 amžius vis dar tęsiasi tam tikrą prasme. Ir dabar vėl grįžtame prie tos literatūros. Čia internete radau tokią labai simpatišką schemą.
būtent įvairiausi etiketo ir patarimų leidiniai, kurie apima kelis šimtus metų ir yra padarytas tokia, na nežinau kaip pavadinti, tokia struktūra, kuri atspindi dominuojančias temas. Na ir dar atitinkamai paryškinau tarptų gausiųjų temų tas, kurias mums rūpi šiandien. Ir iš tikrųjų būtent tinkamas pokylių organizavimas, elgesys jų metu, pokalbio palaikymas yra vienos iš tų dominuojančių temų tokio tipo literatūrai. Nes tos žinios buvo būtinos, kad ta visuomenės dalis funkcionuotų tinkamai. Reikėjo žinoti, kaip elgtis, kaip nesielgti, kaip šokti, ar ne, kas galima, kas negalima, kokios pasilinksminimo priemonės dera oficialioje aplinkoje, kurios tik tai familiarioje ir taip toliau. Ir tų taisyklių buvo begalė ir jų vis daugėjo. Apskritai, aš sakyčiau, kad 17 amžius pats baroko įkarštis ir 19 amžius yra tiesiog taisyklių amžiai. Jų yra labai labai daug. Na, keliaujam toliau, baronienės Tafė. Dabar šita baronienė, kurios, aišku, tikrasis vardas visai yra netoks, tai yra Augustine Angèle Soyer Blanche, ji yra viena iš lyderiaujančių 19 amžiaus, 20 amžiaus pradžios etiketo vadovėlių autorių. Ir nors ji pati rašo prancūziškai, tačiau jos knygos buvo verčiamos ir į lenkų kalbą, ir mūsų tikrai diduomenė jas plačiai naudojo ir galima rasti jos veikalų ir mūsų dvarų bibliotekų kataloguose. Tai yra tikrai, tas žmogus, kuris daug parašė ir parašė skirtingų veikalų, vieni iš jų yra skirti vien tik tai moterims, kiti, pavyzdžiui, namų apyvokos kažkokiems tai reikalams ar ne, kiti etiketui bendraja prasme ir taip toliau ir taip toliau. Tokia tikrai be galo populiari autorė. Na ir čia išskiriau keletą jos tekstuose dominuojančių temų. Na, tai viena iš jų būtų, pavyzdžiui, vaikų gimimas. Krikštynos palankynos, kaip elgtis, kai kažkas iš artimųjų ar ne turi naują šeimos narį, ar ne, kada lankyti, kada ne ir taip toliau. Ar ne. Piršlybos, kaip tą tinkamai daryti, ar ne. Vedybos, jau sekantis, pokyliai, beje, su piršlypom vedybom labai daug bendro turintis, ar ne. Stalo etiketas, kasdienė šventinė ir proginė apranga, ar ne. Laiškų rašymas, nes, kaip sakau, telefonų nebuvo, bendrauti reikėjo, tai be laiškų niekaip. Pokalbio palaikymas ir tada ta nemalonioji gyvenimo dalis mirtis. Kaip elgtis jos atveju, kai ištinka. Kaip elgtis, kai miršta vyresnio amžiaus žmogus, kaip elgtis, kai miršta kūdikėlis. Ne, kaip reikšti užuojautą, kaip prašyti užuojautos laiškus. Viskas sudėliota. Tu atsiverti ir tu žinai, kaip tą dieną tu gyvensi. Viską galėjai rasti. Na ir dabar jau keliaujame gilin į pokylių temą. Tai koks pokylis be šokių? Galėjo būti tam tikrų susibūrimų ir Lietuvoje tokių būdavo, jeigu kažkokie tai susibūrimai vyksta mirties metinių proga ar kažkokia liūdnesnė tema, ar dar kažkokių yra priežasčių, kodėl šokti negalima, taip galėjo būti. Bet retesniais atvejais. O šiaip, aišku, joks pokylis neįsivaizduojamas be patrepsenių. Ar ne? Na ir čia mes turime keletą populiariausių šokių, tokių kaip valsas, mazurka, polka ir kadrilis. Jie visi yra labai skirtingo charakterio, beje, į valsą ilgą laiką žiūrėta pakankamai įtariai. Kodėl? Labai intimu, taip. Tai čia jau tik 19, taip vidurys antra pusė tokia tapo visiška norma. Šiaip tai taip įtarokai. Polka, aišku, linksmas labai populiarus šokas. Mazurkos labai šokomas, ypatingai pas mus. Kadrilis toks oficialesnis, sakyčiau, šokis. Na, žodžiu, tikrai būta ir daugiau, bet šitie būtų patys pagrindiniai. Dabar šokti, bet reikia, kad kažkas tai ir grotų. Ne? Ir labai dažnai Lietuvoje, jau tie turtingiausiai, magnatai ir stambus didikai, jie turėdavo savo nuosavus dvaro orkestrus, kurie pasirūpindavo, kad muzikos dvare netrūktų. Dabar klausimas jums, šiandien žinokit, tardysiu. Turim Chodkevičių Puslovskių rūmus. Ar ne? Pastebit, kad aš greičiausiai net ir be mikrofono galėčiau kalbėti ir akustika būtų puikiai. Tai iš tikrųjų interjeras tam yra kurtas, kad čia būtų šokoma. Ar ne? Tai yra didžioji pokylių salė. Tiesa, ji greičiausiai yra ne Chodkevičių laiko, o Puslovskių laiko. Tai yra tie žmonės, kurie iš Chodkevičių nusipirko šitos rūmus ir jau pertvarkė pagal savo standartus. Tai buvo viena turtingiausių šeimų 19 amžiaus Lietuvoje, taip kad ir interjerai atrodo atitinkamai. Tai įsivaizduokit, renkasi poros čia šokti. Ten šalia yra salonėliai, kuriuose įvairiausios pramogos norintiems pasiilsėti. Ne? Kažkur tai valgomasis turėjo būti, kažkur tai kredensas, pasiruošiamasis garderobas ir visa kita. Kur turėtų pasidėti orkestras? Joana žino, pirmoji eilėje sėdi? Kur? O kur balkonas? O kur, nematau?
O jūs visi pro jį praėjot. Tai va ten virš laiptų yra balkonas ir vienas autentiškiausių architektūrinių elementų išlikusių iki mūsų dienų. Ir net tas ir yra parodyta, matysit, medis jis toksai senas atrodo. Nes laiptai yra atstatyti, o va tas balkonas orkestro jis sėkmingai tebe egzistuoja. Man šiek tiek keista, kad jis yra taip toli nuo pagrindinės salės, aš nelabai galiu dar to paaiškinti, bet akivaizdu vis tiek, kad tai yra būtent tam skirta. O šiaip Lietuvoje tikrai yra išlikęs ne vienas dvaras, kada ypatingai ovalinėje salėje arba valiojoje pokylių salėje, viršuje, salės buvo proto aukštos, mes matysime tą balkonėlį. Tai gali būti, pavyzdžiui, greta Vilkaviškio esantis Paežerių dvaro rūmai. Ne, labai gražus balkonėlis. Užlipi tokiais siaurais laipčiukais ir ten tikrai puikiausiai nedidelis ansamblis. Taip, Baisogala, Plungė, taip. Rokiškis vienareikšmiškais, taip kad tikrai yra išlikę ir tai tik tai rodo, kad tai buvo labai populiaru. Ir galėjo būti tiek samdomi muzikantai tam vakarui, nes labai daug būdavo ir keliaujančių trupių. Tie galėjo būti ir absoliučiai pilnai išlaikoma. Oginskiai, va tie patys ar ne, arba pavyzdžiui dabar jau rūmai neišlikę, bet tikrai žinoma, kad Liubavo dvare netoli Vilniaus. Ten dabar yra daugiau ūkinis ansamblis išlikęs, ar ne, labai įdomus malūnas ir taip toliau. Ten yra buvę dviaukščiai vartai, kuriuose gyveno dvaro orkestras. Panašiai beje buvo ir Kelmės rūmuose, kur irgi dviaukščiai vartai mūriniai įvažiavimui į kiemą ir irgi ten buvo gyvenamosios patalpos muzikantams. Žodžiu, būdavo tokie dalykai ir visiškai normalu. Ir mes kartais kažkaip taip klaidingai įsivaizduojam, kalbant apie 19 amžių, kad mes tai kažkokie tai atsilikę kultūriškai. Yra truputėlį tas toksai ir lankant mūsų parodą tas jaučiasi, bet kita vertus, jeigu mes net ir esam labai toli nuo pagrindinių Europos kultūrinių centrų, muzikinių požiūrių mes einam pilnai koja kojon. Mes turėjom keletą išsilaikiusių tokių archaiškų formų, pavadinkim, muzikavimo, tai pavyzdžiui, tie patys privatūs dvarų orkestrai. Tai yra tokia senovinis toksai reliktas iš pačių seniausių laikų. Tačiau jeigu mes pasižiūrėtumėm lygį atlikėjų ir repertuarą, visiškai niekuo nesiskiriam nuo vakarų Europos. Todėl, kad 18 amžiaus antroje pusėje, kai išpopuliarėjo kelionės po vakarų Europą, mes dažnai turim tokį įspūdį, kad jie važiuodavo žiūrėti gamtos, jie važiuodavo žiūrėti meno kūrinių. Čia antra, trečia vieta. Pirma vieta tai yra operos ir baletai. Pirmiausia, jie važiuoja žiūrėti muzikos. Ir mūsų dvarininkai nepaprastai gerai, buitiškai tariant, gaudėsi, kas vyksta šitoj srity visoje vakarų Europoje. Tai va, ir jie buvo gana kritiški, tai nebuvo taip, kad nuvažiavau į užsienį, man čia dabar viskas patinka. Ne. Jie puikiai žinojo, kas yra gera itališka opera, kaip groja prancūzai ir jie galėjo puikiausiai tą palyginti. Ta labai taip tvirtai sakau, nes dabar kaip tik tyrinėju kelionių užrašus, tai to tikrai labai daug yra. Ir tiek vyrai, tiek moteris. Kokia Teofilė Moravska, tai jinai meną vizualinį praktiškai jau visiškai neišmano. Maišo autorius ten, žodžiu, visai. O vat, kas liečia muzikinę kultūrą, jau demonstruoja puikiausias žinias. Tai va, ir visą tą jie parsiveždavo paskui grįžę į gimtąjį kraštą. Ir nors, kaip sakau, forma archainė, tačiau lygis ir repertuaras yra labai aukšti. Ir dėl to, jeigu nukeliautumėte į mūsų romantizmų parodą, kuri dar tebe veikia, tai tikrai muzikai rasite skirta labai daug dėmesio. Tai va, tai ir visos mazurkos, ir visa kita, ir apie šokių kultūrą ten informacijos tikrai pakanka. Na ir dar čia parašiau kariniai orkestrai, tam tikrais atvejais irgi galėjo būti, bet žinoma, ne visada. Na va, dabar apie tuos vadovėlius, be kurių, kaip sakau, ta visuomenė nelabai galėjo ir funkcionuoti. Ne? Tai čia yra amerikietiškas 1858 metų šokio vadovėlis. Ir šiaip yra vienas labai įdomus momentas. Kai imam apskritai etiketo vadovėlius, tai didesnioji dalis yra orientuota į dailėje lytį. Skirta moteriams. Vyrams skirtų yra šiek tiek mažiau, tai čia galima atskirai šitą temą vystyti, ar ne? Bet būtent šitas, jeigu mes pasižiūrėtum jo turinį, nors autorius tarsi neišskiria to, bet skaitant tu matai, kad daugiau yra vyriškių skirta. Kaip elgtis su dama, kas tinkama, kas netinkama. Ir šiaip didžioji dalis šito nedidelio leidinuko tai yra skirta šokiams, šokių kompozicijoms, pavadinimams, laikysenai ir taip toliau, bet priekyje yra ilgas įvadas pavadinimų šokių etiketas. Ir aiškiai duodama suprasti, kad į tai turi atsižvelgti būtent vyriškis. Kaip, žodžiu, kaip elgtis su dama, kaip tinkamai su jie šnekėti, kaip, žodžiu, pacituosiu paskui, tai pamatysit, ką turiu omeny. Nu, čia keletas puslapių ir viršelis ir puslapis, matot, pavaizduotos Kadrilio kompozicijos, L tai ladies, G tai gentlemen. Tai,
žodžiu, pavaizduota, kas kur turi stovėti, žodžiu, visas pilnas instruktažas, kad žinotum, kaip šokti, ar ne? Na tai dabar, kokiom progom tos pokylius galima organizuoti? Ogi pačiom įvairiausiom. Tai gali būti vardinės, nes gimtadieniai rečiau švęsti. Čia yra pakankamai nauja tradicija, bet vardinės, tai jau būdavo proga baliui kaip reikiant, ar ne? Vestuvės vienareikšmiškai. Svečių pagerbimas, ar ne? Gali būti net, pavyzdžiui, kažkas atvykę iš užsienio kokią svarbę asmenybę, tai ta proga, ar ne, organizuojama. Labdaros vakarai pas mus buvo irgi be proto populiarūs. Naujų rūmų statybos užbaigimas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir dabar paskaitysiu vieną labai simpatišką citatą, būtent iš Vilniaus gyvenimo, iš Gabrielės Giunterytės Puzinienės prisiminimų. Tai ji daugiausia kalba apie 3-ojo dešimtmečio pradžią, tai maždaug tas laikas Vilniuje. Sausio 3 diena. Šventa Genovefa arba Genovaitė, sakytum. Žmonos vardo dieną dėdė Rudolfas iškėlė didelį balių, tačiau jai tai buvo paslaptis iki pat vakaro. Po pietų šeimos rate pas senelį, o tie pietūs truko gana ilgai, teta nuobodžiavo ir buvo nepatenkinta, kad nežino, kaip praleis vakarą. Vyras patikėjo ją mano motinai, o pats išskubėjo rengti vakaro pokylio. Lik šiandien prisimenu, kaip virpėjo narcizai ir rožės ant jos paryžietiško kyko, kaip slankėjo perlų su smaragdų ir briliantų saktele vėrinys ant balto kaklo, kol teta, kupina vaikiško nepasitenkinimo, kratydama galvą, kažką vis šnibždėjo pati savo. Temstant, vyras atvažiavo pasiimti solenizantės, kurios veidas jį pamačius niekiek nepragedrėjo. Tačiau koks buvo jos nustebimas, kai pamatė apšviestus savo namų vartus ir visus langus, gėlėmis ir kilimais išpuoštus laiptus, kai išgirdo orkestrą derinantį savo instrumentus, o savo kambaryje surado naują puikią suknią ir vynuogių kekių vainiką. Ta valandėlė jos Roro buvo pats geriausias, gražiausias, mieliausias, kur kas geresnis už ją. Ji ėmė atsiprašinėti už savo aikštis, o jis, būdamas neapsakomai laimingas, savo jausmus slėpė burbėdamas ant žmonos, kad jį delsė, kad per lėtai rengėsi, kad svečiai laukia, kad jau vėlu ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tuo tarpu pro vartus riedėjo viena karieta po kitos ir kai išėjo solenizantė, beveik visi svečiai jau buvo salonuose. Jie tučtuojau apsupo linkėjimų choras, taip, linkėjimų, nes matydami ją tokią gražią, visi sveikinimai buvo adresuoti jos vyrui. Iki šiol šeimoje saugoma jos miniatiūra tapyta Vankavičiaus ranka, kuriam ji pozuoja būtent su ta pačia sukne, suteikusi jai tiek džiaugsmo ir grožio, norėdama štai tokia amžiams likti savo vyro atmintyje. Tačiau toje miniatiūrėje niekas, išskyrus vynuogės ir suknė, neprimena tos būtybės, kurios žavesio neįstengia perteikti nei teptukas, nei plunksna. Jos grožis liko tik atmintyje. Citatos pabaiga. Ir aš tikėjausi, kad pavyks išsiaiškinti, kuriuose tiksliai Vilniaus rūmuose vyko visas šitas grožis, nespėjau paprasčiausiai, bet patį asmenį, kuris šitokį dėmesį rodė savo antrai pusiai, pavyko atrasti ir mano žiniomis šito portreto šiuo metu buvimo vieta yra nežinoma, bet žinoma autorystė, Jonas Rustemas ir čia mes matom Adolfą Rudolfą Tyzenhauzą. Čia ne tas Rudolfas Tyzenhauzas, kuris vėliau gyveno, lengva susimaišyti, čia yra truputėlį ankstesnė karta. Tai vat, ir dėja visas šitas grožis jisai užgeso po kelių metų, nes būdama, man reikia, 25 metų šita gražioji Genovaitė dėja iškeliavo anapus. Tai vat, ir jaunas vyras liko našlystės, jis buvo gerokai šiaip už ją vyresnis, bet dar sąlyginai jaunas, po kelių metų ir jis. Tai vat, ir liko trys vaikai. Buvo baisinis sielvartas jam, nes jis labai ją mylėjo tikrai. Tai va, beje, šita ponia Genovaitė, jos tėvas yra ne kas kitas, o Vaitiekus Puslovskis. Tai yra ta šeima, kuri šitos rūmus nusipirko. Tai va, tai gal čia viskas vyko, kas ten žino. Ar ne? O paties Vaitiekaus Puslovskio portretą jūs taip pat galite Vilniaus paveikslų galerijoje pamatyti čia pat už sienos. Prieš eidami žiūrėti gražiosios vaidilutės, matysit toks ištaigingas ponas su kontušu, žodžiu, taip pat jisai. Ir beje, Giunterytė Puzinienė aprašo ir šitos poros vestuves, kurios buvo irgi nepaprastai įspūdingos. Ir šita panelė apsipirko Paryžiuje, kelišimtus suknelių, vėrinių ir taip toliau, bet būsimas uošvis Tyzenhauzo irgi nenusileido. Ir Puzinienė taip rašo, žodžiu, kad kiek būsima nuotaka suknelių, tiek jos tėvas kontušų pasisiuvo. Ir nors tuo metu kontušai jau buvo nebelabai madingi, buvo laikomi tokia kaip ir atgyvena šiek tiek, ar ne, nes tai yra jau 19 amžiaus romantizmas, bet kažkaip jisai laikė save tokiu tradicijas puoselėjančių bajorų, plus ir jo be abejo finansai leido. Taip, kad žodžiu, mes jį už tai tam portrete ir matom. Ir beje, sūnus jaunėlis jo taip pat buvo kontušėlių renkamas.
Tai toksai, žodžiu, labai įdomus momentas yra. Na ir dabar tie pokyliai. Dar palaukit, kažkur turiu. Dar vieną citatą labai simpatišką. Irgi apie kitokias progas, kaip sakau, tų progų pačių įvairiausių. Tai ji rašo, nuostabiausias iš visų buvo balius iškeltas 1823 metais per Šventos Konstancijos dieną, pagerbint generolienę Morikonienę, sveikstančią po sunkios ligos. Puikiai proga, ar ne? Tai buvo kostiumų balius ir mažai kam pavyko nuo to išsisukti. Net pagyvenę vyriškiai turėjo ateiti su domino, tokiais dideliais šilkiniais apsiaustais, su kairėje krūtinės pusėje prisegtomis kortelėmis, ant kurių buvo parašyta garbė motinai, pagarba svečiams. Pats šeimininkas ir uošvės brolis Jonas Šadurskis ant slenksčio pasitikdavo svečius, einančius į salę, kurio pamažu rinkosi įvairių tautybių atstovai, vilkintis spalvingais apdarais, tviskantis tarsi braziliški drugeliai ar paukšteliai saulės spinduliuose. Salės gilumoje, tarp rimtų lenkių, pasipuošusių 16 amžiaus drabužiais, sėdėjo solenizantė, išblyškusi, susijaudinusi, nutveksta visuotinės linksmybės atšvaitais. Toks gražus aprašymas. O patys pokyliai, jie galėjo būti patys įvairiausi ir ne tik tai kaukių baliai, maskaradai ar ne, bet galėjo būti dedikuoti kažkokiai irgi konkrečiai temai, pavyzdžiui, baltieji, rožiniai, chrizantemų, raktažolių, našlaitėlių ir taip toliau ir taip toliau. Ne? Ir aišku, Vilniuje tas pokylių sezonas, tai būdavo žiema vienareikšmiškai, ar ne, tas karnavalų sezonas, ypatingai apie užgavėnes. Ir mes turėjom tokią keistą tradiciją, kurios bent jau aš kažkaip neaptinku vakarų Europoje. Bet Giunterytė Puzinienė apie tai rašo, kad kaip pavyzdžiui būdavo tie vadinamieji kaukių baliai, į juos teisę eiti turėdavo netgi tarnai, kas yra labai keista. Nes šiaip tai turėtų būti kilmingųjų tik tai pramoga, bet ne, jeigu yra tinkamas kostiumas, tai galėjo ir namus aptarnaujantis personalas. Gal aišku, ne visus pokylius, bet nuo tos pramogos irgi šita visuomenės dalis nebuvo atsiejama. Tai irgi toks įdomus momentas. Tai vat. Dar vienas. Vėl prie kaukių balių, irgi dar viena ilga citata, aš jūs šiek tiek pakankinsiu citatomis, bet man atrodo, kad jos tikrai labai gražios. Tai irgi apie tai, kaip buvo persikūnijama į kažkokius tai konkrečius vaidmenis. Karnavalą pagyvino kostiuminis balius. Pati šeimininkė ponia Abramavičienė apsikaišiusi gulbių pūkais vaizdavo švelnią žiemą ir vadovavo kitiems metų laikams. Pavasaris buvo Basė Švikovska, apsikaišiusi rožėmis ir pati gaivi kaip rožė. Panelė Kajetana Abramavičiūtė, pasipuošusi brandžiomis varpomis, vaizdavo vasarą. Ruduo su vynuogių kekių vainiku buvo panelė Anastasija Jakovleva, pono Abramavičių augintinė. Tarp jų švietė aušrinė. Panelė Aleksandra Bekių, su sidabro žvaigžde virš spindulingos kaktos. Panelė Teresė Bichovic vaizdavo žiemos naktį, o gražios ponios Engelhardt akys spindėjo ryškiau nei jos prabangios dėdemos deimantai. Jos dėja nustelbė mūsų varinką, totorių mergelę. Panelė Natalija Denevė, vilkinti balto atlaso sukne, visiems sakė esanti Unnoble Napoliten, kilminga neapolietė. Ponia Zablocka plazdeno plunkstomis ant galvos tarsi perujietė. Panelė Salomėja S. sukosi trumpa piemenaitė suknelė, tačiau visų akis krypo į neapolietę juodomis, ugningomis tarsi vulkanas akimis. Tai buvo kunigaikštytė Ida Oginskaitė. Ja. Beje, jeigu vėlgi pareklamuosiu parodą, nukeliausite į tą dalį, kuri yra skirta būtent namų aplinkai, rasite labai gražią citatą ant sienos, būtent apie karnavalą Vilniuje. Jis pirmą kartą yra išverstas į lietuvių kalbą ir labai gražiai irgi atskleidžia pačią tokią nuotaiką tų karnavalų. Tai irgi labai kviečiu apsilankyti. O dabar grįžkime prie literatūros, prie visų tų priesakų ir konkrečiai prie baronienės Stafė įsakymų. Tai aš įsakymais paverčiau pati, jinai rašo kaip vientisą tekstą, bet tiesiog pagalvojau, kad tai bus truputėlį lengviau jums. Ir dabar pats pirmas ir svarbiausias, neturi vietos, tai nekviesk ir svečių. Ir aš aišku taip subuitinu, jinai labai gražiai tą parašo, žodžiu, bet esmė kokia, kad kiekvienas šeimininkas turėtų įsivertinti, ar surengti didelį pokylį yra jo galimybėms. Ir pokyliai, ar pasibuvimai galėdavo būti patys įvairiausi. Galėdavo būti ir 20 žmonių, galėjo būti ir kaip pavyzdžiui, Antaną Tiškevičių, Švento Jurgio skersgatvėje tuometinėme 200 žmonių. Tai net spauda tuo metu rašė, žodžiu, kas kaip apsirengė, kiek ten buvo jų tų lankytojų, žodžiu, tokie pokyliai tikrai nepraslyzdavo pro akis žurnalistams to laiko. Tai buvo tikrai didžiulis įvykis. Dar vienas svarbus principas – pasiruošk iš anksto. Viską turi susiplanuoti ir baronienė Stafė sako, kad šeimininko darbas,
pagrindinė užduotis pokelio metu, tai yra dalyvauti tame pokylyje kartu su svečiais, o ne dar ten prižiūrėti kampus ir taip toliau. Žodžiu, kad ta buitinė dalis, jinai turėtų būti sutvarkyta iki to. Nežinau kaip jums, bet man yra tekę su siurbliu rankose pasitikti svečius. Tai čia problema, taip stafe manim nebūtų patenkinta, ne? Gėlės - privalomas pokelių dekoro elementas. Iš mano citatų jau šiek tiek tas aiškiai, ar ne, kad puošmenos gyvomis gėlėmis priduoda tikrai labai tokią įspūdingą nuotaiką. Kūrė tą nuotaiką ir tikrai viskas žydi, kvepia, paskui greitai nuvysta be jokios abejonės, bet puošti tikrai būtina. Pasitiks svečią pats. Labai svarbus momentas. Kad arba jau, nežinau, kažkoks tai labai artimas šeimai žmogus, o geriausia tai patys šeimininkai patys turi sutikti atvykstančius. Ir viską rodyti, kol neprasideda jau ta pati svarbiausiai programos dalis. Bet reikia įdarbinti ne tik tarnus, bet ir draugus. Ir stafe tą labai akcentuoja, kad kadangi natūralu, kad šeimininkai su visais vienodai apsieiti ir pasilabinti gali nespėti, tai kol su vienais labinas ir galiausiai juos perleidžia, ar ne, ateina kiti, tai tie perleistieji turėtų atsidurti artimų šeimos draugų rankose, kurie jau toliau vysto pokalbius, jeigu reikia veda šokį ir kitaip juos užima. Tai žodžiu, visa patikėtinių komanda dirba, jeigu didžiulis pokelis, ar ne? Balkonos orkestrui didelis privalumas. Taip, tai ne apie tai šneka, bet kartu sako, kad taip nutinka retai. Tai man atrodo, kad Lietuvos kontekste visai neretai. Tikrai pakankamai dažnai būdavo, bet tai tik tai parodo, kad muzika mums tikrai vaidino didžiulį vaidmenį. Dar vienas labai įdomus dalykas - laikinas garderobas su tarnaitėmis. Išsigelbėjimas nelaimės atveju. Daugelis etiketo vadovėlių gana aiškiai pasako, kad yra laikini garderobai moterims ir vyrams. Ar ne, kad viename rūbų savo pasireda ir susitvarko vyrai, kitame moteris. Tik tai pas vyrus nebūdavo tarnaičių laukiančių tam kambarėlyje. O pas moteris būdavo. Bet dabar kodėl tai yra svarbu? Ypatingai XIX amžiuje. Todėl, kad suknės yra labai didžiulės apimties. Ne? Ir dažniausiai vakarinės suknelės vienas iš pagrindinių bruožų yra ilgas šleifas. Ir jeigu ant jo kažkas primena, plyš tik tai drykst ir viskas. Ir bėgiai kambarėlio, ten tarnaitė jau pasiruošus su adata ir siūlų, žodžiu, skuba tau greitai pagalbos organizuoti. Ne? Tai vat, ar kažką taip pasitvarkyti plaukus, ar taip toliau. Tai vat, tas personalas visada turėjo būti absoliučiai pasiruošęs. Ir tam buvo išskirta atskira patalpa. Ir labai aiškiai akcentuojama, kad salonai privalo būti ryškiai apšviesti. Praktiškai visos patalpos, kurios yra skirtos pokelio veikloms, turi turėti gerą apšvietimą, kad nebūtų ten kokių neaiškumų, ar ne? Bet kartu nurodoma, kad kai kurios patalpėlės vis tik turėtų būti su šiek tiek prigesinta šviesa ir tai galėtų būti oranžerija arba damų salonėlis, kaip vadina. Tai tiem, kurie pavargsta, kurie nori pailsėti, galbūt vyresnio amžiaus moteriams, ar ne, žodžiu, kad ta poilsio kertelė tokia irgi turėtų būti įrengta ir apie tai turėtų būti pagalvota. Visa kita, kuo šviesiau, tuo geriau, žodžiu, kad niekas negadintų savo reputacijos. Paskui gali būti sunku atitaisyti. Pramogos ne tik šokių salėje. Šokiai smagu, bet būna visko ir pavargsti, ir alpt gali pradėti, ar ne, arba jau ten sanariai nelaiko, ar dar kas nors, ar ne. Reiškia, turi būti kažkokių tai kitų patalpų, kurios, padėtų svečiams jaustis patogiai. Tai šiuo atveju greičiausiai ir būdavo to šoninės patalpėlės, ten būdavo įrengiami staliukai įvairiausiams žaidimams. Beje, dažnai sakoma, kad kortos blogas pasirinkimas, realybėje būdavo kitaip. Ne? Bet įvairiausia galėdavo būti ir kitokie žaidimai, galėdavo būti, pavyzdžiui, grafikos albumai, dar kažkas, kažkokia tai pramoga, ne? Gėrimai ir panašiai. Ir svarbiausia yra neleisti šoklioms panelėms stoviniuoti. Nieko nėra blogiau, kaip žavi panelė stovinti kampe ir nieko neveikianti. Ir čia jau yra šeimininkų rūpestis, ypatingai šeimininkės, kuri turi sužiūrėti, kad visos jaunos ir ne tik jaunos damos būtų užimtos. Ir jeigu reikia, ji pati prieina prie vyriškio ir suveda šokiui, žodžiu, kad nebūtų nuliūdusių. Tai čia jau yra labai svarbi tokia pareiga. Dabar, dar irgi iš tų patarimų, toksai, daugiau gal vyriškiams, kas yra sakoma, kad kiekvienas kompanijos narys išdrįsęs sąmoningai išsiųsti kvietimą prastos reputacijos moteriai turi būti nedelsiant pašalintas iš draugijos. Vienas iš tokių nerašytų dalykų, žodžiu, kad reikia labai galvoti apie savo kompaniją ir savo reputaciją, nes būna tikrai ir aperityvas, ir visa kita, ir vynas, tai, žinot, galima ir paslysti, dėl to reikia ščirai laikytis. Taip, dar vienas irgi svarbus labai dalykas, man tai kelia tokia šypsena, nevalia atsisakyti šokti daugiau nei 2 kartus čia damai,
o vyriškiui nevalia kviesti 3 kartą, jei prieš tai 2 kartus atsisakyta. Ar ne? Žodžiu, tos ribos jos kažkur tai turi būti. Na ir va, čia irgi yra vadovėlio viršelis, taip pat pakvietimo į pokylį pavyzdys. Tokių pas mus irgi yra pilna bibliotekose, ar tai Vrublevskių bibliotekoje, asmeniniuose archyvuose kilmingų asmenų, Lietuvos valstybės istorijos archyve ir pas dailininkus, kurie buvo aktyvūs visuomenės nariai. Aš pamenu, kai mes organizavom parodą skirtą Boleslovui Ruseckui, kuris buvo labai populiarus visuomenėje, tai pilna. Ir vizitinių kortelių, jo rinkinys vizitinių kortelių sudaro iš kelių šimtų vienetų, jeigu nedaugiau, tiesiog kaip ištisa kartoteka. Ir labai daug įvairiausių kvietimų į pokylius. Vat kažkokia pašventino koplyčia pokylis, kažkoks labdaros pokylis, dar kažkas atvyksta miestą pokylis. Žodžiu, visur jis buvo kviečiamas, tai tiesiog cirkuliavo tos kortelės, ar ne? Na ir dabar jau einama prie tokių konkretesnių pamokymų. Ir dabar pamokymai merginoms. Tai keletas pagrindinių. Į pokylį jauna dama privalo atvykti ne viena, o su motina, teta ar globėja. Taip, čia labai svarbu. Debiutantė, tai yra 1 kartą visuomeniai pristatoma mergina, čia vat jos atvaiz dar matote, rengiasi kukliai, šviesios spalvos, mažai papuošalų. Pirštinės privalomos, jas nusimti galima tik vakarieniaujant. Šokio kortelę jauna dama gauna vos atvykusi, apie korteles dar pakalbėsim. Kavalierius prašo konkretaus šokio, o ne bet kurio. Turi savo rezervuoti vietą. Damai nederama kviesti vyro šokiui. Ten išimtis gal Amerika 19 amžiaus antra pusė, ten truputėlį laisvesnė visuomenė. Čia ne. Atsisakyti šokio be rimtos priežasties labai nemandagu. O jei šokis pažadėtas, tai būtina jį ir sušokti. Net jei kitas pasiūlymas gerokai patrauklesnis. Atstumas tarp partnerių turi būti saikingas. Čia valsas su raudonu šauktuku, ar ne? Dama žiūri ne tiesiai į akis, o šiek tiek į šalį. Juokas, šnabždesiai ar per didelis laisvumas taip pat netinkami. Šokio pabaigoje kavalierius turi palydėti damą atgal pas globėją arba jos vietą. Paskutinis vakaro šokis ypatingas, jau kai buvo valsas populiarus, paprastai tai būdavo valsas. Ir galėjo būti su tokia romantinė gaida jau sušoktas. Dama negali likti viena su vyru, o tokioje vietoje. Tas irgi yra labai svarbu. Net jeigu tai būdavo beje sužadėtiniai. Ta šaperonas, jisai buvo privalomas. Šaperonas tai yra ta palyda moteriškės, ne? Tai va, žiūrim toliau. Dabar jau į mūsų einam kontekstą, ar ne, ir į kitas temas. 1842 metai, vadovas damoms arba patarimai dailiai lyčiai. Ne? Tai kaip sakau, pas mus tokia literatūra irgi puikiausiai buvo prigijus ir tikrai cirkuliavo. Ir keletas, dabar pagrindinių momentų, kurie yra išsakomi skyrelyje skirtame pokylių aprangai. Visas atskiras skyrius. Ir kas ten sakoma, kad lengvumas, grakštumas ir santūrus paprastumas yra vertinami labiau nei atviras turto demonstravimas. O perteklinis blizgesys, toks kaip auksas, sidabras ar labai gausios gėlės, laikomi blogo skonio ženklu. Gera finansinė padėtis pabrėžiama subtiliai per deimantus, o ne per audinių ar spalvų perteklių. Aprangos puošnumas visada turi būti derinamas prie pokylio rango. Čia aš jau labai taip detaliai tos lentelės neskaitysiu, bet autorė šitos knygos, tai yra moteris, labai aiškiai išskiria 3 kategorijas pokylio aprangos. Tai yra kukli suknelė, puošni suknelė, ir išskirtinė, jau ypatingiems pokyliams. Ir jinai labai smulkiai išaiškina, čia šiek tiek supaprastintas variantas, kaip reikėtų apsirengti ir kokie yra pagrindiniai principai. Tai žodžiu, kada suknelė labai puošni, kada ne, kokius batelius derinti ir panašiai. Tai kadangi bus paskaitos įrašas, tai gal galėsite tada atskirai pasižiūrėti, nes manau, kad dabar sudėtinga turėtų būti įskaityti. Bet ką norėčiau pabrėžti, tai yra pavaizduota būtent šitame paveikslėlyje, čia man atrodo 1862 ar 5 metai, kažkas panašaus, tikrai 70-mečio pradžia, prancūziškas madų žurnalas. Mes Lietuvoje atskiro madų žurnalo neturėjom. Mes visada perspausdavom prancūziškus žurnalų skyrelius atskirus. Varšuvoje irgi cirkuliavo daugiausia būtent prancūziški leidiniai, kai kada tiesiog vertiniai į lenkų kalbą, bet tokio kaip atskiro Vilniuje tikrai nebuvo leidžiama iki pat 20 amžiaus pradžios. Bet mados buvo puikiai žinomos ir mes irgi rengėmės labai prancūziškai. Ir ką čia noriu parodyti, tai yra kaip skiriasi dienos ir vakaro apranga. Bendras siluetas kaip ir panašus, labai toksai platus sijonas, ir nuolaidūs tokie pečiai, bet dienos apranga buvo tokia labai moraliai teisinga, pavadinkime
Taip, ir tas buvo akcentuojama ir visuose etiketo vadovėliuose, ir šiaip tokios nerašytos taisyklės, kad kaklas užsakstomas iki pat viršaus, ar ne, kad gal tik tai galva puošnesnė, ar ne, bet visa kita pakankamai santūru. Visiška priešingybė buvo vakaro apranga. Didžiulis dekoltė, dar labiau pabrėžiamas pečių nuogumas, apvalumas, labai stipriai veržiamas liemuo. Beje, liemuo vidutiniškai būdavo tarp 55-60 cm, toks siekiamas. Tikrai ne visada taip būdavo, bet tokia siekiamybė. Tai va, ūgis irgi 1,50 m, 1,60 m dažnai, kojos įvairiai, mes turim batelių viršuje, kur ir 38 išmera, tai įvairiai būdavo, ar ne, o kilogramų tai užsikraudavo nemažai su vakarinė suknia. Po keliasdešimt kilogramų su visų karkasu, su viskuo, audiniai tikrai būdavo labai sunkus, tai tas judėjimas irgi būdavo šiek tiek apribotas. Bet jeigu kalbam konkrečiai apie XIX amžiaus vidurį, tai mes čia turime tokią labai gražią naujieną, ar ne, tai būtent šitą didžiulį karkasą, kurį išrado toksai ponas Vortas, mados revoliucionierius XIX amžiaus vidurė Paryžiuje. Aš turiu netgi labai puikią citatą, dabar tik tai jos ieškau. Krinolinas. Tai Vortas yra žinomas kaip pirmasis oficialus haute couture kūrėjas, pirmasis, kuris atidarė mados namus, kuriuose dirbo pirmoji manekenė, jo žmona, kuris sugalvojo pirmasias rūbų etiketes, suvo sukneles imperatoriaus žmonai imperatorieniai Eugenijai Prancūzijoje visą gyvenimą, net jai gyvenant emigracijų, žodžiu, absoliuti mados pasaulio žvaigždė. Vortas pats buvo beje britų kilmės, tik tai dar paauglys atvykęs į Prancūziją. Tai vat jis atrado krinoliną, šitą didžiulę konstrukciją, kurios pirmtakų jau būta ir anksčiau, ir ispaniškoji mada 16 amžius, 17-18 amžius angliška, prancūziška mada, panje ir visa kita, bet krinolinas tai terminas, kurį mes turim sieti būtent su XIX amžiumi. Ir jis naudotas kaip konstrukcija tiek kasdienėme, tiek ir pokelių kostiume. Ir labai įdomu, kad viena vertus atrodo baisiai nepatogu. Ne? Bet žinokit, ten konstrukcija buvo baisiai gudriai padaryta. Ten buvo galima ir pakankamai neblogai sėdėti, nes jie kaip armonikėlė susiglaudžia ten tie ratai esantis ir visa kita. Tai nebuvo jau taip nepatogu. Bet kitas dalykas, tai buvo labai moraliai skatintina taip rengtis. Tai dabar turiu citatą iš XIX amžiaus antrosios pusės ir, suprasite, apie ką kalbu. Krinolinas ne tik žavus, bet ir labai padorus. Jį privalo vilkėti visos moteris ir merginos. Nemažai yra žmonių, kurie išvydę gėlę nepasitenkina jos skleidžiamu aromatu ir nori ją iškart nuskinti. Vargšės gėlės negali pasipriešinti. Krinolinas visai stiprus. Gali apginti nuo visokios nepageidaujamos prievartos ar nenorimo artumo. Krinolinai puikus kuklumo ir dorovingumo sargai, nes gražiai paslepia geidulingiausias kūno dalis. Karštų žvilgsniai nežeidžia garbingų mūsų damų. Jis nukreipia dėmesį nuo kūno privalumų ir tuomet moteris traukia tik savo žaviu veideliu ir puikia kalba. Be to, jos puikiai reklamuoja audėjų ir siuvėjų gaminius. Iš tikrųjų, krinolinas buvo ir tebėra dorybingiausias drabužis. Citatos pabaiga. Kad žodžiu, čia tas pats kaip ir su korsetais. XIX amžiaus antroji pusėje pasirodė labai daug tokių moters sveikatos entuziastų, kurie sakė, meskite šalin korsetus, trukdo ir ten 97 priežastis vienam leidiny išvardintos, kodėl korsetas kenkia moters sveikatai. Kita vertus, jūs įsivaizduokit, kai ant savęs nešioji 20-50 metrų audinio ir jeigu nebūtų įtvirtinimo ties čia, tai kas iš tavęs liktų? Tai yra konstrukcija, kuri tikrai labai padėjo atlaikyti tą visą svorį, kurį moteris turėjo ant savęs nešioti. Beje, dabar ką tik buvau Italijoje ir žiūrėjom su kolege jų tradicinius kostiumus XIX amžiaus. Visos tokiais korsetėliais labai įdomiais. Ir paskui su kolegomis italais išsiaiškinom, kad labai, ir būtent nekilmingos merginos, būtent valstietės. Kodėl? Gal yra nujaučiančių tokie tvirti tie korsetėliai? Kodėl? Todėl, kad vandenį neždavo galvos. Svoris. Nugara saugo. Tai atsižvelgiant į to meto gyvenseną, tai korsetas daugiau padeda negu kenkia. Tik mums gal truputėlį dar sunku yra tai suprasti. Tai čia ta pati citata. Keletas pavyzdžių iš tos privalomosios aprangos, pirštinės, tai būtinai baltos. Taip, suknės, čia jau kažkaip tai matyt, Stafė būtų nepatenkinta, man atrodo, pamačius šitą sceną, ne? Ir šokių kortelės. Šokių kortelės yra toksai svarbus dalykas, be jo programa vargiai būtų galėjusi vykti.
Na ir būtų tikriausiai labai daug chaoso, pernelyg daug ryškių simpatijų ir antipatijų. Šitas dalykas padėjo problemas išspręsti. Ir šiaip, kiek man teko skaityti, tai šokio kortelės pradeda populiarėti 18 amžiuje, tai pakankamai vėlai, sakyčiau. Kaip elgdavosi anksčiau, nežinau, neteko domėtis, ir ypatingai išpopuliarėjo 19 amžiuje. O jų populiarumo pikas yra 19 amžiaus vidurys antra pusė ir istorija baigėsi daug maž su Pirmuoju pasauliniu karu, su tam tikrom išimtim. Galėjo būti ir vėlesnis laikas, oficialūs kažkokie tai valstybinio lygmens pokyčiai, taip toliau galėjo būti toks dalykas. Bet šiaip tai 19 amžius yra jų aukso amžius. Ir ypatingai buvo populiarus Vienoje, kas visiškai nestebina, dėja Vienos pokyliai, ar ne? Daug šokančių, tai buvo labai svarbu tą tvarką palaikyti. Ir manoma, kad būtent iš vokiškų kraštų ateinančios tos kortelės ten daromos būdavo pačios įmantriausios. Galėjo būti ir muzikinių instrumentų formos, galėjo būti puoštos auksu, sidabru, su inicialais ir dramblio kaulo plokštelėm ar kažkaip emalė puošta, žodžiu, ypatingas prabangos toksai dalykas. Ir pavyzdžiui, jeigu vakaras būdavo įsimintinas, pavyzdžiui, debiutantės pirmasis vakaras, tai šitas šokių kortelės, visas tas rinkinėlis, jis galėjo būti saugomas kaip suvenyras visą gyvenimą. Tai irgi toks momentas. Ir paprastai tai būdavo ir pokylio programa. Tai yra ne tik, kad tu patogu bendrauti tam tikrą prasme, bet tiesiog ir tu matai, kas tavęs tą vakarą laukia, ar ne? Yra program du bal, taip, vėduoklės pavydalo, ypatingai patogu, ar ne, įvairaus dydžio. Ir paprastai būdavo mažytis toks raištelis pritvirtinamas, kad tu galėtum prisirišti prie riešo arba prie suknelės ir dar pieštukas. Kad būtų su kuo užsirašyti ir ten nereikėtų kažkieno tai prašinėti. Žodžiu, labai viskas aišku, ar ne? Ir visi šokiai, ar ne, sudėliota. Ir ruošdamas iš tai paskaitai aptikau labai įdomų dalyką. Aptikau Emilio Zola apsakymą Le Carnet de Danse. Tai yra būtent šokių kortelės. Ir kadangi aš to kūrinio neskaičiau, bet apie jį šiek tiek pasiskaičiau, tai kas yra sakoma, kad šitame trumpame apsakyme Emilis Zola labai gerai atskleidžia, kaip mažytis daiktas puikiai atspindi visuomenės įtampas. Ir kad romantikos ten yra labai mažai. Mums taip atrodo šiandien, kad paduoti kortelę, užsirašo vardą partneris ir taip toliau. Oi ne, įsivaizduokit, kas būtų, jeigu jūsų draugė per 5 minutes užpildo savo kortelę, o jūs turite tik vieną įrašą. Ne kas, ar ne? Tai lygiai taip pat jausdavosi ir to laiko ponios. Ir tas spaudimas visuomenės, kad būti populiariai, kad visa kortelė būtų užpildyta, kad neliktų tuščios vietos, buvo milžiniškas. Tai ir nors ir Zola, jisai tą atliepia, kad iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad partnerius renkasi kortelių savininkės, o iš tikrųjų priešingai yra. Tai ir aš tai įtraukiau savo privalomos perskaityti literatūros sąrašą. Viliuosi, kad ir jūs tą padarysite, jeigu domite šitą epochą, nes manau, kad tikrai turėtų būti labai įdomu. Išleista ta apysaka yra 19 amžiaus pačioje pabaigoje, bet jinai, manau, atspindi tikrai visą 19 amžių. Taip, dabar, taip, tai čia buvo apie merginas, ar ne? Tai mums kažkaip atrodo, kad, kaip aš sakau, didžioji dalis etiketo vadovėlių skirta moterims, bet kas liečia pamokymus elgesiui pokylių metu, tai vyriškiui reikėjo labiau paprakaituoti. Moterims gal buvo daugiau įtampos ruošiantis tam pokeliui, visas tualetas, ar ne, visa ta apranga sudėtinga ir taip toliau, ar ne, bet žinokit, vyriškiam tikrai nebuvo lengva. Na ir skaitom visą ilgą sąrašą. Žodžiu, privalai vilkėti fraką arba karininko uniformą. Pirštinės ir įdėvimos viso šokio metu. Beje, žinot kodėl? Vyram buvo ypatingai privalu. Negalėjai būti be pirštinių. Taip, prakaitas. Vyrai labiau prakaituoja negu moteris. Ir lengvutę, gražią, šviesią atlaso ar šilko suknelę sutepti prakaitu buvo didžiulis nepagarbo ženklas. Pirštinės yra mast. Beje, Giunterytė Puzinienė mini vieną labai tokį puikų džentelmeną iš Vilniaus 19 amžiaus pradžioje, kuris su savimi visada nešiodavosi ne atsarginės pirštinės, o balto šilko batelius damoms, jeigu jos norėtų persiauti. Visada pasiruošęs. Va čia tai galantas, ar ne? Puikiai, manau, tiktų prie šitų pamokymų. Švarūs batai, tvarkinga šukuosena, jokio demonstratyvaus kvapo, lazdelė ir kardas paliekami rūbinėje. Ne, ateini tiesiog būti. Vyras pirmas pasisveikina su šeimininkais. Jaunai damai neprisistato pats, kaip ten matėt paveiksliuke, ne? Jei nėra bendro pažįstamo. Prisistatant, tik lengvas nusilenkimas, be kažkokio perdėtai familiaraus tono.
Vardo kartojimas laikytas nemandagiu. Jei dama atsisakė, negalima spausti ar rodyti nepasitenkinimo, kad jis su tavimi nešoka. Priėmus kvietimą įsipareigojama tam šokiui, taip, netinkama kviesti damą, kuri jau pažadėjusi tą šokį kitam. Vyras veda šokį, bet be staigių judesių. Ir draudžiama per stipriai laikyti, per arti kalbėti ir demonstruoti bet kokį intimumą. Pokalbis turi būti lengvas, neutralus, be politikos ar apkalbų. Vyras pašokęs palydi damą atgal pas globėją ar jos vietą ir padėkoja už šokį. Iškart kviesti tą pačią damą kitam šokiui nemandagu. Jeigu per mažai šoki, nedrąsus ir nemandagus, žodžiu, daug tų taisyklių. Ir galiausiai muzikantai, šokiai ir šeimininkas nekritikuoti, džiaugis, kad tave pakvietė. Ne? Čia toks labai išraiškingas paveikslėlis, ar ne? The proper way ir extremely vulgar. Ne? Žodžiu, kad negerai atrodo. Taip. Ir turiu dabar dar vieną baisiai simpatišką citatą, irgi dabar kol atkasiu, tai luktelkite. Irgi apie etiketo skirtumus ir tam tikrus nesusipratimus, kai susituria dvi skirtingos kultūros. Irgi Vilnius, irgi Ginterytės Puzinienės prisiminimai ir skaitau. Ponios Felicijos Pleterienės, kunigaikščių Sapiegų, ponios Nesolovskos ir ponių Abramavičių namai atviri visiems traukia užeiti. O svarbiausias Vilniaus Ivas tuo metu buvo škotas, Deboveris Senkleras, prieš 4 metus vedęs Lenkiją grafaitę Kosakovską. Į visas prezentacijas, balius ir oficialius pietus jis ateidavo vilkėdamas kalniečių drabužį. Įsivaizduojat, ar ne? Nors savo širdis, kam trūksta fantazijos, taip? Kurį, kaip žinia, sudaro juoda striukelė, languotas sijonas ir batai su kryžmai ant blauzdų surištais raiščiais. Tai įsivaizduokit 1,82-3 kokie. Taip. Sijono spalvas atkartojantį apsiaustą jis persimesdavo per petį, barsuko odos krepšelį pasikabindavo priekyje, piniginę užsikišdavo už diržo ir prie gelumbinės kepurės prisisegdavo kėnio šakelę, savo klano emblemą ar simbolį. Šitaip vilkėdamas jis prieidavo net prie damų. Kai kurios jam to negalėjo dovanoti. O ponia Abramavičienė, negalėdama patikėti savo akimis, įdėmiai jį apžiūrėjo pro savo lornetą ir ištyrinėjusi, kas sudaro tą kostiumą, patikino, jokio triko neradau. Jaunesnysis Senklero brolis Džeimsas, jūrininkas, škotiškais drabužiais nevilkėjo. Užtat šeimos ratelėje užsikeldavo kojas ant stalo ir pasipiktinusiems aiškindavo, kad jam taip tiesiog patogu. Nemokėdamas prancūziškai per balius panelės kviesdavo šokti gestais, ant pirštų rodydamas, kurią kviečia pirmajam, kurią antrajam kadriliui ir taip toliau ir panašiai. Citatos pabaiga. O čia yra pats herojus. Pavyko rasti veprių dvarininkas Aleksandras Boveras de Senkleras. Beje, tai buvo labai įdomus momentas, santuoka iš beprotiškos meilės, labai sėkminga, padovanojusi būrių vaikų, užsimeskusi Florencijoje. Nes Kosakovskytė išgirdo dainuojant meno galerijoje savo būsimą vyrą ir tiesiog buvo apžavėta jo balso, vėliau jo asmenybės ir tiesiog dievino savo vyrą ir pasakojo Ginterytė, kaip pavydėjo visoms ir visiems, ir žodžiu, bet labai laiminga santuoka buvo, nepaisant visų šitų kultūrinių skirtumų. Tai dabar dar žinokit citatą duosiu, bet labai simpatiškos. Šitas leidinys, kurį minėjau, amerikietiškas, 1858 metų, kur aiškina, kaip šokti kadrilį, poliką ir taip toliau. Ir kaip minėjau, pirma dalis yra skirta būtent etiketui. Ir ten yra labai aiškiai išryškinta citata. Atminkite, troškimas teikti malonumą, ypač dailiai lyčiai, yra viena esminių džentelmeno savybių. Ir viskas yra būtent apie tai, kaip tas vyras turi elgtis. Ir pavyzdžiui, sakoma, kreipdamiesi į damą, kurią pakvietėte, būkite punktualūs ir atvykite sutartu laiku. Jei užsakote karietą, pirmiausia, ją leiskite damą ir sėskite priešais ją, nebent jį paprašytų pakeisti vietą. Išlipdamas iš karietos, pirmiausia, išlipkite pats ir padėkite damai nusileisti. Po to palydėkite ją į damų persirengimo kambarį, patikėdamas tarnaitės globai, tą ką minėjau. O pats eikite į vyrų patalpas, nusivilkti paltą, nusimti skrybėlę ir batus, susitvarkyti aprangą ir užsimauti pirštinės. Tai čia vienas iš tokių. Pirmoji jūsų pareiga – pasirūpinti šokių programą savo partneriai, čia jeigu jau su dama atvyksti. Ir supažindinti ją su draugais, kurie įrašo savo vardus jos kortelėje prie numatytų šokių. Visada privalote šokti pirmiausia su savo partnerė, o vėliau galite pasikeisti partnerėmis su draugu arba šokti vėl su ja, jei ji dar nėra užimta. Salės šeimininkai duoda ženklą orkestrui pradėti ir taip pat pirmieji žengia į šokių salę.
Jūs arba prisijungite, arba palydite damą į vietą atsisėsti. Prieš stodamas į šokių eilę, laukite šeimininko ženklo arba signalo kitokio. Taip, dabar, tada čia truputį praleisiu. Va, kaip žodžiu, kartais gali būti labiau verta ir atsisakyti dalyvauti pokelyje ir šokti, vėlgi citata. Jeigu džentelmenas, jau būdamas pristatytas damai, nemoka net tinkamai jos pakviesti šokiui ir tai išrėžia paprastą ar pašoksi, ir tiesdamas ranką dar spėja alkūnę bakstelėti jai į veidą prieš damai suspėjant pakilti nuo kėdės, o palydėdamas damą svyruoja iš vienos pusės į kitą, nemokėdamas išlaikyti žingsnio, o jo ranka, į kurią ponia ar panelė remiasi, laikoma taip palaidai, kad josios ranka nuolat slysta, o kai jis bando šokti, ritmo nejautimas ir nerangus judesiai paverčia šokį skausmingą naštą jo partneriai, būtent toje vietoje, kurį tikisi patirti didžiausią malonumą, tokiu atveju būtų kur kas mandagiau visai atsisakyti šokti, apgailestaujant dėl savo nesugebėjimo dalyvauti tokiame maloniame užsiėmime, nei iš perdėto noro būti paslaugiam imtis to, ką jūs neišvengiamai tik sugadinsite. Kviečiant damą šokiui, reikia stovėti tinkamu atstumu, grakščiai palenkti kūną, lengvai judinant dešinę ranką į priekį, žvelgti ją palankiai ir pagarbiai tarti, ar suteiksite man garbę su jumis pašokti, arba ar turėsiu malonumą su jumis šokti, arba ar būsite tokia maloni, o galiausiai ar pagerbsite mane savo ranką šiam ar kitam šokiui. Išlikite toje pačioje pozoje, kol dama parodys savo sprendimą, tardama su malonumu, ponė, arba apgailestauju, ponė, esu užimta. Tuomet galite paprašyti parodyti jos šokių kortelę arba nurodyti, kuriam šokiui ji nėra užimta ir suderinę reikalingus dalykus, mandagiai nusilenkę pasitraukti. Tai žodžiu, visas etiketas, čia trumputė irgi citata. Taip, vienas iš pokelio vaizdų. Na taip, tai visi šoka linksmasi, o kas nešoka? Kas? Ne, šoka puikiausiai, jeigu tik tai gali, žinokit, šoka. Nu tai tokiu atveju. O kam tarsi šiek tiek net nelabai ir dera šokti? Tai tarnai ne prie ko, žinokit. Šeimininkiai. Tik ekstra atveju, bet kada reikia jos kažkur tai pagalbos, tai ji yra tas žmogus, kuris nešoka. Va taip ir būna. Nu, dabar tų šokių rezultatai. Ar ne? Tai, kaip minėjau, vienas iš pagrindinių tikslų yra surasti savo partiją tinkamą, ar ne? O kartais būna ir truputėlį atvirkščiai, kad susipažįsta, pavyzdžiui, žmonės kažkur teatre ir tada jau tyčia yra suorganizuojama, kad jie atsidurtų viename pokelyje, kad būtų patikrinta, kaip ten vienas į kitą žiūri, ar gali būti ateityje kažkokia tai partnerystė ir taip toliau, ar ne? Tai, žodžiu, apsiuostoma. Tai, žodžiu, kaip visa tai vyksta, jeigu pavyksta, ar ne, jeigu ten kažkas tai įsižiebia. Žodžiu, jeigu vaikinas nusižiūri merginą, kurią potencialiai mato kaip savo žmoną, tai ką jam daryti toliau? Jis tikrai negali ateiti tiesiog pas jos tėvus arba pas ją pačią ir sakyti, nu tai dabar jau prie to altoriaus, ar ne? Kaip jums atrodo, koks pirmas žingsnis turėtų būti? Piršliai, taip. Jis turi susirasti, ne pats eina, bet jis pats turi susirasti atstovą savo, tai gali būti tėvas, dėdė arba tiesiog patikimas vyresnis žmogus, paprastai pageidautina, neturintis daugiau patirties. Tada tas žmogus susitinka su jaunosios potencialios atstovais ir ką pirmiausia išsiaiškina. Taip, kraitį. Ar nebūtų būtent socialinių skirtumų šitoje vietoje? Nes neduok dieve žmonės įsižiūri vienas kitą, yra palankus vienas kitam, o paaiškėja, kad skrynia tuščia. Arba atvirkščiai skolų labai daug, ar ne? Na ir ką tada daryti, tada gali tekti nutraukti viską. Tai pirmiausia, per tarpininkus ir yra išsiaiškinama ta finansinė padėtis. Kai jau tampa aišku, kad jau čia gal visai neblogai, tada gali būti parūpinamas, toksai ne visai oficialus susitikimus. Tai gali būti pokylis, kur jau potencialus jaunieji susimato vienas su kitu, ar ne. Gali būti teatras, gali būti pietus, kur yra daugiau žmonių, ar ne, tokia truputėlį nepareigojantis aplinka. Vienas momentas, kadangi dažniausiai šitas visas reikalas inicijuojamas iš vyriškosios pusės, tai nuo panelės yra slepiama kiek įmanoma ilgiau, kokie yra tikrieji tikslai ir dėl ko čia viskas dabar tie susitikimai vyksta. Nes gali būti, kad pabendravus 1, 2, 3 kartus jaunikis nuspręs, kad vis tik jam nepatinka ta panelė. Tai kad išsaugotų panelės savigarbą,
Taip ir pasišalina, žodžiu. Tie tarpininkai padėkoja vieniems kitiems už pastangas ir viskas išsiskirsto. Panelė taip ir lieka nesužinojusi ir tada laukia kitą. Tikriausiai irgi gali, taip, tikriausiai, nes beje, dabar neatsimenu, kuriam iš etiketo vadovėlių skaičiau, bet čia jau yra motinos užduotis - išklausti potencialios jaunamartės nuomonės apie vyriškį, su kuriuo jį ką tik pabendravo. Ar patinka išvaizda, ar patinka manieros ir taip toliau. Gali būti taip, gali būti iš abiejų pusių. O jeigu vis tik tas slenkstis yra peržengiamas, tai kas vyksta toliau? Tada, aišku, yra perdodama jau jaunosios tėvų žinutė išrinktajam, kad sutikimas duotas. Ir tada jau būsimas jaunikis dailiai apsirengęs jau vyksta į namus oficialiai, žodžiu, kaip būsimas žentas ir ten maloniai padėkoja už palankų jam sprendimą. Ir tada jau kitas sekantis žingsnis yra kiek įmanoma greičiau skelbti sužadėtuves, vėl balius. Tiesa kitoks, paprastai sužadėtuvės, nebent tai yra labai aukšto rango asmenys, turėtų būti pakankamai kuklios, tik tai artimųjų rate, o ne ten 9 vanduo nuo kisielius. Bet irgi švenčiama yra visą vakarą ir valgoma vidurnaktį ir taip toliau. Ir ten visas yra irgi visi etiketo laipteliai, kas po ko, žodžiu, kad pirma turi būti padovanojama puokštelė, pageidautina iš šviesių gėlių, gali būti ir pirmasis žiedas padovanojamas, šiukštu ne su perlais. Kodėl? Ašaros, taip, simbolika ašaros jokių būdų. Turkis labai tinka, mėlyna, pastovu, ištikimybė, žodžiu, smaragdai ne, žodžiu, visi tie, žodžiu, yra apgalvojami dalykai, kad nedaug dievė kažkas bus netaip suprasta, padaryta ir taip toliau. Ir žodžiu, tada jau ta žiedeliu apmauta ranka, žodžiu, tas pirštelis pakeliamas prie lūpų, pabučiuojama ir taip yra tarsi, duodamas įsipareigojimas toksai, žodžiu, kad jau čia toj tos vestuvės. Šiaip jau buvo stengiamasi ilgai su vestuvėm nevilkinti, keli mėnesiai, čia priklausomai nuo visuomenės, bet šiaip vidurkis 3-6 mėnesiai, kad nepasklistų apkalbos, kad kažkas ne taip. Per visą tą laikotarpį būsimi jaunieji praktiškai niekada vieni nebūdavo. Visada yra, kaip sakau, tas šaperonas, kuris turi prižiūrėti. Šiek tiek privatumo duodama, bet stebima, kas vyksta, kad ten neįvyktų tai, kas neturi dar įvykti. Viskas labai yra griežtai prisiūdžiama, nes vėlgi reputacija. Labai svarbu, viskas ant to stovi. Ir paskui jau, kai pagaliau jau įvyksta vedybos, čia dar turiu keletą iliustracijų, čia jau vyksta, taip sakant, prisipažinimai meilėje, ir jau ta kulminacija, ir vėl pokylis, tai čia jau aišku tęsiasi ilgai, ir pokyliai ilgi, ir svečiai ilgai pabūna, ir taip toliau. Šiek tiek irgi aprangos vestuvinės, kaip atrodo, ir ta balta suknelė, kurią mes šiandien siejame su tuoktuvėmis, yra būtent romantizmo epochos rezultatas. Iki tol nebuvo jokio skirtumo. Tai buvo pati geriausia suknelė, kurią turi nuotaka. Viskas. Galėjo būti raudona, marga, kokią tik tai nori. Balta suknelė yra iš esmės Viktorijos laikų rezultatas. Kaip sako, nekaltybės amžius. Tai tas ir yra. Bateliai, beje, tokių batelių šilkinių jūs rasite ir mūsų romantizmų parodoje. Ir tikrai ne vieną porą. Ir atkreipkite dėmesį, jeigu užlipsite, kad yra dveji balti batukai. Tai nėra viena pora, jie yra iš skirtingų porų, bet vienas yra ypatingas. Jie abu beje yra iš Kosakovskio Vaitkuškio dvaro atkeliavę, iš Ukmergės Kraštotyros muziejaus, dabar pas juos. Ir ant pado yra užrašyta, kad 1848 metai vestuvių proga. Tai va, žodžiu, tai ir taip, ir bateliai, ta mada, jinai nesikeitė keletą dešimtmečių, nors keitėsi visas bendras kostiumo siluetas, buvo, žinot, ir klasicistinis kostiumas, ir paskui biedermeris, ir antrasis rokoko, arba tas tikrasis romantizmas, o bateliai visada liko tokie patys, nes buvo labai patogu. Tai va, būtent su tai šilkiniais bateliukais šokti. Čia jau visai pabaiga. Kas nutinka, jeigu prireikia tuoktis antrą kartą? Tai pagal visus etiketo vadovėlius ir konkrečiai šitą stafę, tai jis sako, kad negalima rengtis pilkai, violetinė spalva ir negali būti jokių šokių pagal ją. Realybėje be abejo būdavo visiškai kitaip. Ir aš ten, kur rodžiau, kur tas sąrašas, kaip ten rengtis lentelę ar ne, kad ten kukliai ir taip toliau, visai būdavo. Ir iš tos pačios Puzininės prisiminimų mes žinom apie pačią didžiausią modistę XIX amžiaus Vilniuje, tokia ponia Lopacinskinė, Dorotėja, kuri tiesiog kasdien keisdavo apredus ir pati Ginterytė sako, kad vieną dieną tu ją matai su ta suknelė, kitą dieną jau kita ponia, nes tiesiog apsirengė, paskui atiduoda kitam ir taip cirkuliuodavo tos brangios paryžietiškos suknios, o puoštis jį labai mėgo ir sako, kad tą madą netgi paveldėjo ne iš savo motinos, o iš tėvo būtent. Vyriška linija buvo linkusi tokia labai puoštis.
Taip, žiūriu, gal aš čia dar ką. O, puikiai tiesiog, va. Tai ir viskas. Tai viskas, tokia įžanga į tą šventišką laikotarpį, va, čia laksto prie mane lapai. Tai tikiuosi, kad buvo įdomu, kad turėjot malonę pramogą, kad kažką naujo išgirdot ir lauksim kitose mūsų renginiuose. Ačiū labai ir gražių švenčių visiems.